Sveiki, aš esu Hubertas, kaip ir daugelis bendraamžių turiu savo mėgstamą hobį. Jį apibūdinti nėra paprasta, draugai juokias, kai kartais savo veiklą pavadinu sportu. Man įprasta, jog kurie nepripažįsta mano laisvalaikio praleidimo būdą. Aš jau 4 metus užsiemu šią veiklą ir neketinu sustoti, ko gero jau priklausomas tapau. Bent jau taip tėvai sako, kurie norėtų, kad aš šį hobį mesčiau. Prieš tą mano sportą nusistačiusi priešingai ir visuomenė, kimba ir policija, esu gavęs baudų ne vieną kartą. Kai pradėjau sportuoti sportą, viskas man kėlė baimę, kiekvieną dieną tik darydavau su baime. Bijojau, ką pagalvos aplinkiniai žmonės, ką pamanys tėvai. Dabar galiu pasakyti drąsiai visiems, kad nieko nebebijau. Aš jaučiuosi visą galvą aukštesnis už visus kitus ir džiaugiuosi tuo. Mano pomėgis neatsiejamas nuo kirtimų, traumų, bet manęs tai nestabdo. Šį pomėgį užsiemu įvairiose vietose, gatvėje, apleistose pastatuose, netgi galima namuose, bet aišku geriau, kad net tėvų nebūtų. Smagu, kai sutinku bendramintį, laisvai randam bendrą kalbą ir nesvarbu, kokio amžiaus jis ar ji bebūtų, kiekvienas žmogus savaip įdomus. Labai tikiuosi, jog savo hobio neatsisakysiu ir perleisiu jį savo vaikams ir kas čia žino, gal jis taps netgi mūsų šeimos tradicija. Kiekvieną dieną nustatau priminimą, kad nepamirščiau, kada laikas sportuoti. O, štai jis.